Aš nesu profesionalas, bet man kūryba yra labai svarbi gyvenimo dalis. Ir dažnai aš vis bandau surasti kažkokį išskirtinį kadrą, kažkokią šviesą, kuri kristų taip, kaip nori. Ir kartais gyvenimas įvyksta ir nebūna tobulumo. Bet mano kūryba šiuo metu yra apie save patį, apie augimą ir mokymąsi iš klaidų. Tad labai yra smagu pamatyti, kai kažkas pavyksta, bet dar įdomiau yra, kai kažkas nepavyksta, nes tada gali pasimokyti iš klaidų ir yra labai sudėtinga kaip tokiam perfekcionistui palikti tas klaidas, nes atrodo, ne, čia turi būti viskas perfekt, bet jeigu noriu kurti to, tada nieko nesukursiu. Tad jeigu tau įdomu, kaip gimsta mano kūryba, kaip iš šito chaoso aš kažką sukuriu, sek mane ir manau, kad kartu galėsim kažko išmokti ir galbūt aš įkvėpsiu kurti pačiam.